Taigi sveiki visi! Šiandieną filmuosiu video, kaip praleidžiu savo laisvalaikį. Taigi, aprodysiu jums Vokietijos kai kurias vietas, kur aš dažniausiai nueinu ir panašiai. Taigi, dabar eisime į parduotuvę. Taigi, dabar įsikviečiau liftą. Štai čia. Ir jis jau atvažiuoja. Eime į liftą. Ir taigi, iš karto norėjau pasakyti, kad šitą video darau 10 subscriberių progą. Šitais ne 10, bet aš jau turiu 12 subscriberių, tai šitą video darau 12 subscriberių progą. Taigi mes dabar esame pirmam aukšte ir pirmam aukšte. Kitaip, gal Rusy, bet tai parodžiu, kur yra Rusys. Štai čia, jeigu laiptais nusileistume, nes Rusys tada yra duris. Taigi, einame. Taigi, gal iš pradžių nueisime į mano stadioną ir viską parodysiu. Taip, dabar truputėlį palauksime per perėją. Na kągi, einu per perėją. Gerai. Perėjame jau per perėją ir dabar einame link mano stadiono. Nuo mano namų paeiti yra nedaug, iš tikrųjų tik tais 2 minutės ir mes einame link tenai. Taigi pamaniau, jau video gal kelsiu ir dažniau, nes iš tikrųjų mane ir tenkina ir toksai jau aišku subscriberių kiekis, tai taigi, einam. Iš tikrųjų ilgų video nelabai noriu daryti, nes man jie labai ilgai keliasi. Tiesą pasakius, viską norėjau daryti su paspirtuku, bet važinėti ir panašiai, nes iš tikrųjų pavaikščiot biškį reikės. Taigi einame, čia kaip matome aikštelę, štai aikštelė. Ir tenais mano stadionas. Jeigu stadionas tiksliai pamatuotai yra nuo vienų vartų iki kitų, 30 metrų. Na va jaugi mes ir stadione. Turiu kuprinę. Manau, kažką dabar gal jame ir paveiksiu. Štai vieni vartai, kiti vartai. Ir taigi. Nežinau. Trauksiu kamuolį. Tai jau sugrįšiu. Na taigi, išeinu į stadioną, nes jau ganėtinai ilgai pabuvau, gal kokią ne pusantros, bet gal kokią valandėlę pabuvau. Ir dabar jau galime eiti į parduotuvę. Taigi, eisime mes į artimiausią parduotuvę. Tai, aišku, jeigu taip, tai toliausiai aš esu nuėjęs į kokios parduotuvės, vienas tai iki Reve. Beje, dar norėjau jums parodyti, gal netgi ir jūra. Plaukioja laivai, gal kokį laivą užtiksim netyčia. Kaip tik ir užtikom laivą iš karto. Pažiūrim. Na štai. Atrodo, taip kaip specialiai būtent atėjau ant laivo. Laukia daug žmonių, čia turbūt turistinis labiau ir valgyti galima. Taigi, gal jau reikime į parduotuvę. Taigi, čia jie planuoja kažkokį tais renginį padaryti. Štai. Na taigi. Jau einame kaip ir link parduotuvės, paliekame jau tą zoną, einame atgal. Jeigu pamenate šį kelią, tai parodžiau, kur aš dažniausiai iki kokio stadioniuko nueinu. Dar yra kitas stadionas, gali dar ir jį užsukti. Taigi, einam. Taigi, tai mes dabar esame prie pat parduotuvės. Eime. Taigi, pasiėmame ledų. Ja, hallo. Einmal kurz hier. Eisi. 2 € bekomme ich damit. 2, ja? Genau.
Ja, danke schön. Danke auch. Schönen Tag dir noch. Tschüss. Tschüss. Na taigi, nusipirkome ledų, o dabar einame į tą stadioną, kur ir sakiau, aš jums parodysiu. Beje, iškart pasakau, kad čia tas toksai stadionas lyg, ta prasme, lygiai toks pats kaip ir kur mes buvom, kur aš jums rodžiau, kur aš dažniausiai einu, bet tenais tik žalia danga ir gal šiek tiek jinai minkštesnė. Taigi, įsilupame ledus. Einam. Dar kartą primenu, kad visas veiksmas vyksta Vokietijoje. Bet aš į šitą stadioną, kur dabar jumis vedu, tai einu antrą kartą. Kiek aš kartų iš viso buvęs, tai sakau, einu antrą kartą. Pažiūrėsime, ar tame stadione gal kažkas žais ar panašiai. Bet savaitgaliais mažai kas žaidžia, nebent vakare savaitgalį daug kas susirenka. Ir tame stadione, kur buvom, ir šitam iš tikrųjų. O taigi šitose anksčiau žmonės Rusijai į Sibirą veždavo, o stadione visgi kažkas tai žaidžia. Užsukime pažiūrėti, kas. Štai. Gal prieikime arčiau. Taigi, štai. Vaikai. Ir taigi. Dėkui, kad žiūrėjote šitą video. Nepamirškite spausti like, komentuoti, dalintis ir prenumeruoti. Varau su jais pažaisti. Ciao!